Reikia peleninės ar degtuko, nieko nepritrūko, gal kavos? Juodos baltos espresso, jei nori kavos latę, išplakšiu tokią putytę, kurias niekas nematė. Atnešiu tau burokėlių karpačio, perduosiu virtuviai ačiū, jei nori, galiu net apsišekt stačias. Galiu sustumti staliukus ratais, kvadratais, zigzagais, galiu iš staltiesės tau padaryti vigvamą, įpilt 100 gramų, tik nebūk chamas, kitaip pisk laukais su savo pinigais. Jei rasiu tualete priventą, tai užsikruš gaidį sausą lentą. Pamyžęs visat nusimazgoju rankelės, kad net nepagalvotum apie mano pipuko molekulės. Palik man 10% nuo savo sumos ir susilauksi 100% pagarbos. Ir dar atnešiu duonos prie sriubos. Aš aptarnausiu tave tarytum rytojus, neišauštų, kad maistas neatauštų, išmokysiu tave naudotis šaukštu. Tik nežiūrėk iš aukšto, man nesvarbu, kas tu krišnaitas, transvestitas, kol tavo kišenėje litas. Blet, turiu omeny. Man nesvarbu, platus tu ar siauras, kol tavo kišenėje euras, aš aptarnausiu tave kaip sapne, kaip šlapiam sapne, nes tai tikras oralinis orgazmas, kaip nekrečia malonumo spazmai, ei čia jokio marazmo. Mūsų vyrėjo jėgos paliksta traukinio ant bėgių. Tu man sakai, kad tavo rizoto... Blet! Tu man sakai, kad tavo rizoto atrodo negražiai! Tai kurva lyski savo urvą ir ėsk purvą! Jei dar nesupratai, tai mūsų virtuviai dirba meistrai! Jei kelsi vėją, tai padavėjas pakvies administratorių, kuris kietesnis už Terminatorių, nes Terminatorius tai tik kartojo I'll be back, o tai reiškia, aš būsiu nugara. Administratorius tai nugara ir priekis, jo rankos toli siekia. Galiu pasakyti, kur tualetas, ar vyksta banketas, kiek turime vietos, ar skanus mūsų paštetas. Ir aš norėčiau būt kūrėjas, patiekt tau eilių, norėčiau būt poetas, bet negaliu. Neleidžia restorano etiketas. Ačiū. Mikrofonas šiandien išdykėlis, bet kaip matome, tai gali